Acá está. Štai. ¿Listo? Kas čia? Qué raro. Kaip keista. ¿Encontró el informe? Radot ataskaitą? Por favor, saque una foto. Padarykite kopiją ir sutvarkykite viską, kaip buvo. Perdón, ¿le pasa algo? Atsiprašau, kas jums atsitiko? Nieko. Nieko. O ką? Visiškai nieko. Labai džiaugiuosi, kad susitaikė su Manueliu. Taip, aš irgi labai džiaugiuosi. Ir aš. Ką? Žinai, būsite, tu mums visada padėjai. Mačiau, kad jums trūko tik mano stumtelėjimo. Už gerą atsimokamą gerų, tiesa? Taip. Ką turi galvoje? Jūs susitaikėt, bet jei Erivai nebegros, aš mirsiu. Reikia įtikinti Pablą, kad grįžtum. Aš irgi be grupės mirsiu. Marisa teisi, reikia įtikinti Pablą, kad grįžtų. Kitaip mums galas. Einam jo ieškot. Einam. Koks gražus, koks meilutis, koks gražus šuniukas. Čiopi. Mažutė. Ačiū Dievui, kad jį radot, ponė. Visur ieškojau. Vargšelis. Šitas pašėlės šunytis tavo? Taip, jis labai pašėlės. Tik ką pabėgo. Koks jo vardas? Vilkas. Vilkas. Vilkiuk daugiau nebėg, mielasis. Viso pasimatysim. Viso. Vilki, štai kur tu. Pone. Andresai? Tu Andresas, tiesa? Taip, Andresas. O kas tu tokia? Nesakyk, kad nepažinai. Marija Jesus? Nieko nesuprantu, ar jums neatrodo keista? Kartais tas ponas netoks griežtas, kaip atrodo. Ką turit galvoj? Nelabai normalu turėti tiek paauglių nuotraukų, tiesa. Taip, nors gal jis turi kokių nors priežasčių, gal ten buvusių mokinių atminimas? Gal, bet ta mergaitė Rivarola nėra jo buvusi mokinė. Tikra tiesa. Mokytoja, ką daryt? Glorija, palaukim ir būkim atidžios. Kiek žinau, pono Fondo profesinė karjera nepriekaištinga. Taip, sunku patikėti, kad tiek daug pasiekę žmogus turėtų tokių įpročių. Logiška. Negaliu patikėti, kad tai pasikeitė. Tu irgi pasikeitei, tik į gerą? Visai neseniai mačiau tavo brolį, bet jis man nesakė, kad tu taip išgražėjai. Mes jau seniai nesimatėm. Anksčiau nebuvau tokia, tarkim, stilinga. Aš visada tavim tikėjau. Tikra tiesa, tu vienintelis sakai, kad būsi modelis, kai kiti šaipėsi iš mano plonų kojų. Tiesiog kiti nieko neišmano. Žinai, kokie man buvo svarbus tavo komplimentai? Tikrai? Tikrai. Galiu šitą prisipažinti? Gali. Visada svajojau už tavęs ištekėti. Už manęs? Taip, kai man buvo 12, o tau 19. Tu buvai mano svajonių riteris. Jei netiki, galiu parodyti savo dienoraštį. Ten surašiau net mūsų 8 vaikų vardus. Ja, palauk, 8? Sakai 8? 8. Negaliu patikėti. Prisiekiu. Tikrai? 4 berniukai ir 4 mergaitės.